Tai Brigita, 29 vieta Europos čempionate, kaip vertintum šiandien savo pasirodymą? Turbūt šiandienos pasirodymas apskritai buvo ne apie vietą ir apie didelę vidinę kovą su savimi, ar aš čia turiu būti, bet tiesiog iškovota teisė per reitingą buvo labai sunkiai iki pat paskutinių varžybų. Kiekvienos varžybos šį sezoną buvo labai sunkios, bet po 22 metų, kai mano koja tikrai pabirėjo, aš tikrai turėjau viltį, kad sugrįšiu į galbūt ne į pačią geriausią formą, bet tikrai sugebėsiu iškovoti kelią į Paryžiaus olimpinės žaidynės ir tikrai dėjau visas pastangas ir visi medikai dėjo visas pastangas, bet kiekvienos varžybos situacija tik tai blogino ir turbūt visų problemų, kurios šiandien yra mano kojose, išvardinti neįmanoma, bet tie 2 metai buvo labai sunkus, bet savo tokiu dalyvavimu šiandienos Europos čempionate galbūt norėsiu parodyti jaunai kartai, kad tų duobių sporte gali būti labai daug, bet po jų nereikia pasiduoti. Šie metai tikrai buvo labai sunkus. Bet manau, turėjau čia būti, turėjau pasiekti finišą ir įrodyti savo, kad vėlgi, kadangi garsėjau tuo visą karjerą, kad aš niekada nepasitraukiu, niekada nepasiduodu, tai man tiesiog buvo labai svarbu, kad šiandien aš finišuočiau šiame nuostabiame stadione. Roma visada yra patys gražiausi prisiminimai, Italija ir apskritai yra ėjimo sostinė. Šiandien ta šventė, kuri buvo trasoje, tikrai ne kiekviename čempionate įmanoma, tai tiesiog šiandien buvo tiesiog galbūt tas atpildas už tos kančias. Pasikalbėjau su savimi, su savo kūnu, kad pabandykim šiandien įspausti, ką mes dar galime. Šiam sezonui tai tikrai yra viskas ir tiesiog norėjosi, kad tai iškovota sunkiai teisė dalyvauti Europos čempionate, aš čia pasinaudočiau ir tiesiog gavosi kaip gavosi.